Man už nugaros vieta, apie kurią daugelį metų sklando legendos ir šiurpūs pasakojimai. Pasakojama, kad čia, už šių sienų, gyvybę savo norų nutraukė net 3 kunigai. Ar čia kas nors yra? Mašina kažkur visai netoli. Už krūmų dabar. O naktimis, sakoma, čia vyksta keisti ir nepaaiškinami reiškiniai susiję su anapusiniu pasauliu. Kažkoks garsas, nesuprantu. Jisai artėja. Kiek yra tiesos šiose istorijose, aš nežinau, bet šiandien čia planuoju pasistatyti palapinę ir praleisti visą naktį. 303. Tai sveiki draugai, gal kažkas jau atpažinot šį pastatą, tai čia yra Nevėžininkų koplyčia. Tai iš tikrųjų ne vienas kūrėjas čia jau yra buvęs ir filmavęs video, aš mačiau Samošką čia yra buvęs ir filmavęs, bet kuomet jis buvo, nebuvo dar viskas užkalta kaip dabar. Ir rodos, kad dabar čia yra privati teritorija, vadinasi kažkieno čia viskas išpirkta. Kaip matom, visi langai užkalti, įėjimas užkaltas, yra pranešimas lankytojams. Tai tokia ta situacija. Mano planuose buvo iš tikrųjų bandyti pasistatyti palapinę viduj, pačioj koplyčios teritorijai. Bet nežinau, pasižiūrėsim, ar čia įmanoma ar neįmanoma, kadangi privatu kaip ir nelabai norėtų slandžioti. Nors, kaip matom, išlaužta žmonių. Tai žinoma, jau kad tokį kelią čia sukorėm, manau, reikėtų pabandyti ir į vidų įlipti, pasižiūrėsim, nieko blogo nedarysim, viskas gražiai, pagarbiai, nes čia yra iš tikrųjų kultūros paveldo objektas, tai reikia saugoti ir puoselėti. O apie pačią bažnyčią, manau, papasakosiu viso video metu, tai būtinai žiūrėkit, labai yra daug istorijų, labai internete daug pasakojimų, kas čia yra žmonėms nutikę. Nežinau, pasižiūrėsim, ar tikrai čia kažkas yra antgamtiško ir mistiško, ar tai tik istorijos. Nevėžininkų dvaro koplyčia buvo pastatyta XIX amžiuje ir priklausė čia kadaise stovėjusiam dvarui. Ją pastatė dvarą valdžiusi Eidrigevičių giminė, o viduje galėjo melstis apie 300 žmonių. Virš pagrindinio įėjimo buvo vargonų balkonas, o altorių puošė Aušros vartų Marijos paveikslas. Po Antro pasaulinio karo koplyčia buvo apleista, o sovietmečiu pavirsta sandėliu. Bėgant metams, ši koplyčia apaugo daugybę paslaptingų istorijų. Vieni pasakoja, čia matė keistas šviesas ir šešėlius, kiti teigia jautė keistą, slogią atmosferą. Šią vietą gaubė ir liūdna istorija. Ant kalvelės esančias senasias kapines nekartą niokojo vandalai bei keturračių motociklų vairuotojai. Todėl čia apsilankę žmonės kartais rasdavo net žmonių kaulus. Tai Nevėžininkai yra vienas seniausių Panevėžio rajono kaimų. Istorinio šaltiniuose yra minima net 14 amžiui, o archeologiniai kasinėjimai rodo net 3-5 amžius. Čia sunku pasakyti iš tikrųjų, kas kur buvo, bet čia gali būti, kad buvo kripta. Nes radau internete informaciją tokią, kad buvo kripta ir buvo palaidotas vienas iš kunigų. Žmonės kalba, kad ten senais laikais 3 kunigai pasikorė. Girdėjau, kad ten vaidenasi ir panašiai, todėl norėjau papramogauti, o gal ir pamatyti kažką antgamtiško. Nutariau, kad reikia ten apsilankyti. Užsivedu mašiną, automobilio vandens temperatūros daviklis pakyla iki 90 laipsnių. Važiuoju, reikia įvažiuoti į įkalnę. Mašina niekaip neįvažiuoja į tą kalniuką. Tik iš 3 karto sugebėjau užvažiuoti. Kažkas mašinos bagažinėje ėmė bildėti. Apėmė jausmas, kad ten kažkas yra. Nuvažiavau maždaug 3 kilometrus, pasižiūriu, nieko. Parvažiavau į civilizaciją, ėmė automobilio centrinis užraktas durniuoti. Draugai sako, kad kas ten buvo, automobilį per 3 dienas sudaužo, kad kažką ten taip pat matė. Savo įspūdžiais dalinasi vienas panevėžietis. Įtarimas man kyla, kad čia ant kalniuko, pat prie pat koplyčios, čia kažkokios kapinės galėjo būti. Nes čia kaip ir kryžius galėjo kažkada būti. Tarkim, nupjautas dabar, vat yra kažkieno palikta žvakė sena, tai čia gali būti, kad buvo antkapis.
žolė visur ištrypta, tai objektas lankomas. Tai žmonės nelabai bijo paranormalių reiškinių, bet čia tiesiog nieko nėra. Kągi, manau, pabandom, įlysim į vidų, pasižiūrėsim, kas ir kaip. Kaip sakau, pasistengsim gražiai, nieko blogo nepadarysim, kaip atėjom, taip išeisim. Yra ir man įdomių dalykų ten nutikę. Nieko labai įspūdingo nepamatėme, tačiau automobilis taip pat pradėjo keistai elgtis. Užsivedė gal tik iš 3 karto, nors problemų dėl to niekad nebuvo. Be to ten, kur kelias susikirto su greitkeliu, staiga dingo stabdžiai. Gerai, kad pavyko sustabdyti mašiną dar neiššokus į greitkelį, nes tiesiai prieš mus pagrindiniu keliu pralėkė sunkvežimis. Dar koks metras ir būtų kabinės mūsų priekį. Daugiau ten nebevažiavome. Taip. Čia yra patalpa. Žinoma, kaipgi be svastikos. Kiekviena save garbinti paranormali vietovė turi būtinai turėti svastikas ir grafičius. Taip, čia kažkas ir laužą kūrena. Tos virvės kabančios kažkaip labai jaukumo nesuteikia. Žinant, kad yra kalbos apie 3 kunigų pasitraukimą iš gyvenimo. Stogas, galiu pasakyti, visai neblogai dar atrodo. Nežiūrint, kad ten skylė, nors čia kaminai tikriausiai skylė turėjo būti. Tie žmonės, kurie čia kūrena laužą, vis tiek, nors ir daro, kas nelabai galima, bet daro saugiai, pasidarė laužavietę, nors čia nelabai ką čia padegti. Vien tik plytos ir žemė. Žvakė yra. Tai arba bandė sukurti jaukią romantišką atmosferą, arba tikėjosi, nežinau, išsikviesti dvasias, kam daugiau čia žvakės naudoti. Tai dar kai ką labai svarbus norėjau parodyti ir pasakyti, tai net 63% jūsų neprenumeruoja kanalą. Tai draugai, būtinai paspauskit prenumeruoti, padėkit surinkti 10 000 prenumeratorių. Man bus labai malonu, labai apvalus, gražus skaičius bus ir jūs nepraleisit mano naujų video. Dėkui labai. Taip, o kas toliau? Čia viskas labai toliau apaugė. Oi, aš čia tikrai nenoriu eiti. Pažiūrėkit, vien dilgelynai. Tikrai nesinori čia man dilgintis. Dar viena patalpa. Durnius parašyta. Jis ar aš? Man įdomu, kuris čia durnius. Na gerai, čia tokie labai apaugę, kaip sakau, viskas nelabai čia ką yra ir pamatyti. Jau susidilginu, nors stengiausi eiti labai atsargiai. Auč, auč, auč. Aja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 j. Taigi, jeigu praleis naktį statyti palapinę, tai variantas vienas. Tik tai čia, šitoj patalpoj. Nežinau, pasižiūrėsim, pagalvosim, ką čia daryti. O, žinokit, kaip nejauku iš tikrųjų. Čia stovi, žiūriu, ką toliau daryti. Ir pastovi kažkas čia traška ir nesuprantu, kas ar žmogus, koks eina, ar gyvūnas. Stirna buvo visai netoli prabėgo, bet nespėjau nufilmuoti. Tai vat, nors dar diena šviesu ir kaip ir suprantu, kad gyvūnai, ne dvasios čia čiaža man. Bet vis tiek kažkaip tokio ramumo labai nėra. Kas čia? Iš čia taip atrodo kaip avis kokia, bet ne. Nuo šalies Nevėžininkų apylinkės buvo pamėgę garsieji tulpinių grupuotės nusikaltėliai. Jie netoli koplyčios esančiame miškelyje yra nušovę ir palaidoję kelis žmonės. O iš greta tekančio upelio buvo ištrauktas dar vienas gaujos nusikaltimų įrodymas – statinė su žmogaus palaikais.
Dabar 7 vakaro, tai manau pats laikas pavakarieniauti, pavalgysim, sutems, na ir žiūrėsim, kas čia bus. Kadangi tokia vieta, vis tiek bažnyčia, koplyčia, nežinau, kas skiriasi bažnyčia nuo koplyčias, tai čia tikrai laužų nedegsim. Tai turiu pasiėmęs va tokių, neįsivaizduoju, kaip senai aš nieko nekepiau ant tokių anglių, oi, daug metų jau. Tai gal reikėtų pakalbėti ir apie išvis mistinius visus reikalus čia. Ar tikiu aš pats istorijomis, kurios pasakojamos apie šią vietą? Ne, nelabai tikiu, aš išvis negaliu pasakyti, ar tikiu ar netikiu anomaliniais reiškiniais. Man gyvenime yra buvę kai kas, ko aš negaliu paaiškinti ir nežinau, kas tai yra buvę. Gal kada, nežinau, per kokį Helovyno video papasakosiu. Tai nežinau, ar kas žinot ar ne. 3 valanda nakties laikoma raganų ar velnio laiku. Tai yra kaip velnio pašaipa šventai trejybei. Dėl to 3 valandą nakties sustiprėja kažkokie antgamtiniai reiškiniai. Tai manau būtinai nusistatysiu žadintuvą 3 nakties ir atsikelsim 3 valandą, taip pat pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Gal vis dėlto kažką įdomaus pamatysim. Šiaip manau labai būtų nejauku, jei naktį man miegant kažkas tiesiog atvažiuotų. Nelabai norėtų žmonių. Geriau tegu antgamtiniai reiškiniai, bet ne žmonės. Kaip ten sako, yra posakis, bijot reikia gyvų, o ne mirusių, ne? Ką, dešrelės jau tikrai iškepė. Namuose salotų tokių susimaišiau. Skanaus. O. Šitas aštrus. Kągi, 9:30 vakaro. Pasėmiau palapinę, mano stataus palapinę, laukiam, jau tuoj, man atrodo, bus ir tamsu. Šiaip labai karšta, lietaus tikiuosi nebus, nors šiaip apsiniaukė. Tai manau viršaus net nesidėsiu palapinės, kažkaip taip pramiegosiu. Nors iš vis neaišku, ar čia naktį pavyks normaliai pamiegoti. Persistačiau mašiną čia, kad nebūtų taip, jog man čia miegant, jeigu naktį kažkas atvažiuos, jaunimas, pabalevot, kad nebūtų taip, kad atvažiuoja tiesiai prieš mano palapinę, tai tegu mašina stovi, nes jie tada čia negalės niekur pravažiuoti, turėsiu laiko išlįsti iš palapinės.
Kažkoks garsas, nesuprantu. Toks lyg kužimas. Aš manau, kad kamera tikrai, mikrofonas tai yra tikrai neperduos, neįrašys. Vienu žodžiu, kokia situacija. Kuo tamsin, tuo šiaip nelabai malonu čia iš tikrųjų būt, bet... Nerimtai, bairis, bet kažkoks ir užesys, kurio nebuvo dieną. Ir nesuprantu, iš kur jisai sklinda. Čia ne. Ne iš koplyčios. Jisai artėja. Nežinau, ar artėja, jisai garsėja. Ne, nesąmonė. Ten nuėjau, garso nėra. Į tą pusę garso nėra. O čia jisai yra. Aš žinau, jūs tikriausiai negirdit ir galvojat gal, kad aš čia išsidirbinėju. Bet ne, jis toks kažkoks užesys, labai keistas. Ir pastoviai. Na ne, jis nei ten, jis būtent čia. Bet būnant čia, atrodo, kad jis sklinda iš kažkur aplinkui. Bet jeigu truputėlį paeini, ten nėra, jisai pradingsta, jis sumažėja. Būtent čia būnant, jisai girdis lyg kažkoks šnipštymas. Eina šiaip. Čia man dar tik to trūksta, čia prisigazdint save. Gerai, tiek to, kaip nors. Jis dar garsesnis daras, gerai. Pirma nesąmonė, iš tikrųjų, vėlgi, man nėra jokio tikslo meluot, kažką prisigalvoti, išsidirbinėti, čia ne tas, aš čia ne 30-metis ar 20-metis, kuris daryčiau nesąmonės, tiesiog filmuoju, rodau kaip yra, aš jums negalėsiu įrodyti, kad yra taip ar kitaip, tai čia tiesiog viskas yra ant pasitikėjimo, kaip sakant. Žiūrėkit, bairis, ką tik pastebėjau, buvo atidarytas bakelis. Nu, aš čia nieko nedariau, niekur nelindau, nu, vėlgi, galbūt kažkaip atsitiktinai. Mašiną turiu jau 2 metai, dar nei kartą nebuvo atsidaręs atsitiktinai. Galbūt pirmas kartas šiandien toks. Tai va. Kurą piliausi vakar važinėjau, šiandien važinėjau, kiek kartų lipau, sėdau, na, tikrai nemačiau, kad būtų atidarytas bakelis. Bet, tarkim, atsitiktinumas. Ir iš ten. Na, kažkaip paukščiai tikriausiai, bet aš tokių dar nesu girdėjęs. Staugymų. Pelėdos! Va. Viena ten medį, kita buvo ten. Dėl to ir sakau, kad nesu girdėjęs tokių staugymų, nes pelėdos. Nu gerai, va, anomalija išspręsta viena. Kažkas ten yra. Šį kartą kažkoks nedidelis, tai arba lapė, arba kažkas panašaus, nes palei krūmus tik tai, palei žolę tik tai judina, o pačio gyvūno nesimato. Ką, visiškai sutemo, 11, atsibodo man laukti, sakau, galvojau, iki 12 palauksiu, bet manau, einam į vidų, pasižiūrėsim, kas ten viduj, ar vaidenas ar ne, ir tada kokią 3 nakties dar ateisim pasižiūrėti, tai einam į vidų. Tik įlipau į vidų ir mašina kažkur visai netoli, kažkuriuo keliu čia pravažiavo. Einam, antras dublis, lendam vėl į vidų. Ar čia kas nors yra?
Ar čia kas nors yra? Variukas yra. O, dar vienas. Buvom ten tryse, kažkur apie 1 nakties. Iš pradžių nieko keisto nevyko, tiesiog vaikščiojom, fotografavom. Vienu metu draugas pasakė, kad prie altoriaus kažkas stovi. Atsisukau, nieko. Bet po kelių sekundžių iš tos vietos aiškiai išgirdom žingsnius. Lyg kažkas eitų tiesiai link mūsų. Pašvietėm prožektoriais, ten nieko nebuvo. Tada jau nelaukėm ir iškart išėjom. Ar čia kas nors yra? Žinot, kas būtų blogiausia? Jeigu aš dabar paklausyčiau įrašus ir išgirščiau, kad kažkas yra įsirašęs. Va tada tai tikrai būtų nieko gero. Jau geriau namie paklausyti. Taip, na ką, tai ten gaunas aš nebeisiu dėl gelynus. Ką žinau, nieko čia nėra. Tiesiog sugriuvus bažnyčia, koplyčia. Įdomu, iš tikrųjų bus naktį, kai pabandysiu užmigti, ar bus kokių nors sapnų įdomesnių. Ką, gerai viskas, lendu į palapinę, pamiegosiu truputėlį, bent jau pabandysiu ir tada naktį atsikelsiu, dar nueisim kartą. Dabar yra 11:30, tai nusistatau žadintuvą 3 nakties ir pabandysim dar kartą nueiti pasižiūrėti, gal kažkas bus. Labas rytas, dabar yra 3:03. Vos užmigau, labai sunkiai sekės čia man užmigti, bet tik užmigau, vat reikia keltis. Ką, einam į vidų, žiūrėsim, kas bus. Ar čia kas nors yra? Tiek pirmą, tiek antrą kartą, būdamas ten, aš jokio garso negirdėjau. Šiuos garsus išgirdau tik pradėjęs montuoti video. Kas tai buvo, paaiškinti negaliu, bet įdomiausia tai, kad jie pasigirdo būtent po mano užduotų klausimų. Ar čia kas nors yra? Kas čia yra? Nieko čia nėra. Tai va, nežinau. Gerai, viskas čia tvarkoj. Nieko čia nėra. O, reikia eit pabandyti užvest mašiną. Nes yra istorijų apie tai, kad mašinos neveikia. Pasižiūrėsim, ar viskas veikia. Čiki-piki. Taigi, viskas tvarkoj. Vėl tai tik atsikėliau. Ką, gerai, einu toliau miegot. Iki ryto. O, 3 ryto, kas čia karksi
šūchuoja, nu duokitgi pamiegoti. Visi žvėris miega. Tik tai čia kažkokie karksi. O, labas rytas. 6:06, buvo 3:03, 6:06. Ką, gerai, pamiegojau, košmarų nebuvo, sapnavau sapnus pranašiškus, tikiuosi. Stovyklavimus sapnavau, kad stovyklauju. Nieko baisaus nebuvo, nieko labai nebuvo. Keliamės. Ką, naktį pratempėm, jeigu taip galima sakyti. Šiaip nebuvo naktis jau nei baisi, nei ką. Buvo vakaras neramus, kai prasidėjo visokie garsai neaiškus, nežinau, iš kur tas garsas buvo, ir žvėrys. Tai buvo šiek tiek neramu, bet pati naktis buvo visai normaliai. Sapnavau normalius sapnus, nieko ypatingo, nieko nebuvo ir nežinau, nieko čia nėra. Tiesiog apleista koplyčia. Galima sakyti, šį kartą paranormalių reiškinių neužfiksavom. Apart tikrai neiškaus garso, niekaip nesupratau, iš kur jisai sklinda, paskui jisai dingo, nes nesvarbu, kur nueidavau, į kurią pusę, visur jis sumažėdavo, bet būtent čia aikštelėje, prie įėjimo, jis kažkur aplinkui čia sklinda ir atrodo, kad kažkur liktai toliau paeini į kažkurią pusę ir nieko nėra. Labai keista buvo ir tiek, daugiau nieko ir nebuvo. Kad jau pasinaudojau kažkieno privačia teritorija, tikiuosi nieks nesupyks, tai dar aprinksiu ir šiukšlės, ne tik savo, bet čia ir aplink esančias. O jūs, draugai, parašykit būtinai, ar žinot dar kažkokių tokių vietų, kurias vertėtų aplankyti, patikrinti, ar yra paranormalių reiškinių. Ir būtinai palaikinkit video, parašykit komentarą ir prenumeruokit kanalą. Dėkui labai.